O tai ką, pirmas feilas, antras geras blynas, važiuok. Jo, filmuojam antrą kartą, nes mano kortelė pasakė ate. Bet tipo, kam nepasitaiko BMW, žinai, savininkai, tai ir kortelės BMW seka. Jo, panašiai, kaip ir klaidos ant skėdelių, taip ir kortelės miršta. Kam traukos trūksta. BMW dalykai. Sveikinamės su naujais metais pirmiausia. Linksmų, gerų, šiltų, fainų, gerų, visko, kas ten taip. Važiuojam. Dabar prie reikalo. Taip. Pirmiausiai ačiū Arnui, kuris šiandien mūsų labai gelbėja, atvažiavęs filmuoti, išsidėliojęs šviesytės, lempas, turim ir gerą video ir garso kokybę. Biški beprotis, bet... Nu, mašinų planetą. Jo, dabar pagalvojom, kad reikia truputėlį gal labiau paaiškinti, ką mes darom, kur darom ir kodėl. Nes kol kas yra keli video, kur mes parodom, ką mes darom ir kaip, bet neaišku dėl ko. Jo, nėra bendros kaip ir temos tikslo iškeltos. Tai turbūt pradedam nuo labiausiai įdomaus dalyko. Mums reikia jūsų pagalbos apsispręsti, nes kažkam užėjo noras, turbūt per pilnatį, sušvietė galvytėm, kad Arniukas sugalvojo, Kaip maža mergaitė. kad kregždės nebebus. Gal. Palau! Nu, pasipasako, kas pasidarė dabar. Susilyginau visatos, sušvietė mėnulis, naktį pabudau, išpiltas prakaito, kažkas beldžiasi į duris. Šiaip nieks nesibeldžia į duris, tiesiog pas mane galvoje beldėsi. Ir man prisireikė universalo. Bet ne šiaip su universalo, o E91 universalo. Tai jo, toks reikalas. Ir čia gal labiau ne tai, kad susvaigau, viskas, kregždės nebus. Ne, čia yra galbūt per anksti, nes tipo, ne tiek ir daug žiūrovų, kad... Bet šiaip labai džiaugiamės, kad visai greitai augam, greičiau negu tikėjomės. Ačiū, aš tikrai nepasakoju. Bet taip, tu teisus, bet ačiū, kad pertraukai. Gerai, apie šitą tuoj pakalbėsim. Visada prašom. Taigi, tai galbūt dar biški per anksti to klaust, bet paįdominkim, paįvairinkim. Ar darom 3.6, ar darom 9.1. Čia bus galimybė jum, žiūrovam, nubalsuoti. Pradėkim gal pasverti biški šitus projektus. Tai 3.6, jis turi koilus, virintas, daugiau mažiau važiuoklė ten jau ready. Principė, kas būtų, tai saugos sumetimai salone, įmest variklį ir galima su juo važiuoti gazuoti. Su 9.1, kai būtų, tai kad būtų viskas, tai praktiškai dėkim nuo nulio. Išlupt motorą, įdėt 4.2, pritaikyt. Nes jie būtų tas pats motoras eitų, tai ar tas kėblas ar anas, principė, projekto visas centras yra tas 4.2. Tai ar daryti viską nuo nulio, kas būtų įdomiau jum, ar daryti kregždę, kas galbūt irgi būtų įdomiau jum. Aš nežinau šito varianto, aš negaliu apsispręsti. Abiejų aš negaliu daryti, nes man finansai tiek nevilka, man šiaip finansai nevilka šitus dalykus daryti. Bet! Oi, čia labai susijaudinu ir apsispjaudė. Ištryško. Bet jo, toks reikalas, sušvietė, užsimaniau universalo, tai nusprendėm duoti jum nubalsuoti, kurį darom, tai taip. Na, o toliau iš mano pasaulio tai tiek, nes ką apie savo daily 9.1, tai aš nežinau, ar aš kažką filmuosiu. Gal bus ten koks update'as, kaip pasikeist kažką, nežinau, nevertheless. Jis kažkada kažkiek pasirodys, bet ten jis minimaliai. Tai tas ten lieka, mes čia apie kitą 9.1 kalbam, dar vieną. Tai va, o toliau, dar pamiršau paminėti. 9.1 dar koks būtų pliusas, tai kad ne vienas romas būtų su E9X kėbulu.
Tai tipo būtų kaip ir toks komandos vaizdas kažkoks, kažkas, aš nežinau, aš tiesiog čia bandau pritempt tą dalyką, tas tikrai po galvą, nes jis beždžionė ir jis nesupranta universalų ypatumų. Nematau reikalų. Gerai, klausyk, beždžionė, dabar tavo eilė, duodu tau mikrofoną ir tu bazarink, gerai? Išėjo tiesiog. Jo, tai dėl Arno turbūt, kad galit... Tai dar dėl Arno 91 ir Kregždės plano galit balsuoti. Gerai, viskas. Iki ateinančio video, tai turbūt iš porą savaičių jau kažką išteisim naujo. Rašinėja gaidžiai. Neprofesionaliai garsą išjung, kiek kartų mokint tave. Nu jo, o dabar prie E90 planų, tai aš Didelio! Ačiū. Susirašęs porą dalykų, kad būtų paprasčiau. Pagrindinis planas. Street legal drift karas su 2 litrų dizeliu. Ne, aišku. Kur realybė čia? Šitas reelsam gerai sueis. Tai, kaip mes pasidarysim street legal mašiną skirtą driftui. Planas puslankiai, susidedam puslankius, išsiemam sportpasą, praeinam technikinę ir pagal reglamentus mes galim važinėti gatvėje, viskas yra legalu. Aišku, gatvėje nereikia daryti jokių nesąmonių, nerekomenduojam, nepropaguojam to. Tai su puslankiais viskas kaip ir aišku, kartu noriu bandyti pasilikti kuo daugiau salono, garso įranga, garso izoliacija, viskas lieka, kad tai būtų ir pusiau patogus deilis ir mašina, su kuria galima ramiai važiuoti treniruotės, gal street lygą, nu, kažkas šitai susižiūrėsim dar iš eigos. Pigiai, nes dizelis. Tada važiuoklės planai irgi paprasti, aš jau senokai apsisprendęs. Išsukimas dėsis su Boskės, dabar kadangi matėm į Kauną persikraustę, dar paprasčiau lengviau bendraut bus. Galinė važiuoklė irgi su Boskės reguliuojamos šakės. Nes kažkas apsipjovė. Jo, tas poliuretanas pusiau veltui buvo sudėtas, nes kažkas labai sakė dėk. Net nespėjau pasidomėti, pasiieškoti ir atsirado poliuretanas už pasirodo per brangiai. Tu čia man nedraskyk akių, pas ką išplyšus važiuoklę gale buvau. Tu savo nerdų ir nežinau. Yra to. Tada salonas jau turiu iš draugo privačios kolekcijos pasiruošęs sėdynę, diržus ir vairą. Tai pradėsim dėtis nuo sėdynės, tada įsidės vairas. Jeigu netyčia kas nors turit pasislėpę E9 sportinio vairo adapteriai, paimčiau. Galima Instagram rašyti. Ir tik po to jau dėsimės rankinį, kad jo pozicija atsikaudyt, kad nebūtų susideda lapšys ir sėdėm rankinį traukiam taip. Tada reikalai su varikliu. Čia viskas pasidaro įdomu ir maždaug po... Dabar kaip praeitas tekas, tai norėčiau per 2 metus jau viską pasidaryti, susidėti. Ten guli džeizekas. Paim, biškį. Bet šitas džeizekas dar nėra mano. Jis nebus? Šitas jo tikrai nebus, šitas yra lupa. Bet jo, tai yra kaip ir 2 variantai iš tikrųjų. Susidėti džeizeką, kas bus kaip ir gal brangiau, nes patį džeizeką galima rasti, jeigu atmosferika, kadangi turbinino dar neapsimoka imti, tikrai nesuksiu ten 700-800 arklių. Manau, kad pradžiai 350 jau bus per akis. Palauk, tai jie negamykliškai štukos arklių ateina. O jau, tai reiks mažinti. Gaidys tada gaunas tau visiškai. Jo, tai va 350 manau, kad turėtų užtekt. Apsieitume gal ir su 250, bet tiesiog, kad bus daugiau svorio salone. Nes tiek dalykų neišsimetinės, nes neišsiardys, tai truputį pakompensuosim iš galios pusės. Dėsis turbiną ir ant to pačio atmosferiko. Pas Luką labai gražiai į Lukai kreipsimės laidyno ir kompo. Lukai! Tada kitas variantas, kuris gal būtų prieinamesnis, paprastesnis ir Lietuvoje gal labiau išbandytas, tai visų mylimas M54 ir turbina. Planuosi atsisukti, tada būtų lygiai tos pačius arklius, bet pliko variklio kainos M54 dabar, kiek jau turbūt, kai žiūrėjau, eina apie 1100 už variklį. M ar N? M, M6. Plitakoinas. Taip. Aš kažkodėl visą laiką galvoju apie N tu kalbėjai. Ne. Tie nepatinka, tie man nėra labai patvarus. Ponia. Jo, tai senas geras M kaip moterytė, 5-4.
užsidedam turbiną, sukam tos pačius aktus, bet jo, variklio kaina 1100, šito net nedėsiu. O džizekas jį galima rasti su visu Lexusu, to pačiu GS-u, kaip Parno buvo. Siekis ramybė. Ir Lexusą turbūt galima rasti, kad ir už tą patį 1000 buvo už 1002 iškritęs, gal 1500 su visa mašina. Tai mašina keliautų į metalą, nebent Arnas nori šauti Lexusą V2. Tai jo, kaip ir už 1500 įmanoma gauti visą variklį, priduot mašinai metalą, nes jos realiai visos nereikės. Nu, kažkiek atspirks, gal atsistos panašiai kaip į 3 litrio BMW kainą. Bet neaišku, po to irgi dalys džizakų kiek brangesnės, bet su varikliu kaip ir nėra kur skubėti, kol dizelis dar kala, bet važiuoja, tegul jisai ir važiuoja. Be traukos. Nu, pakentėsim. Ir turbūt viskas apie mašinų planus tiek reikalų ir turi. Šiek tiek kitos temos paliesim. Dar aišku, bus dar vienas atskiras tokio tipo video. Čia jau toks... Jo, atsiprašau, šitos jie nėra labai tokie įdomus, bet biški paaiškinimo kaip ir kartais yra gerai pradžiai. Jo, apšviesta, prasme, papasakot, koks mūsų galvoj procesas, kaip kas ką, nu vienu žodžiu. Tai dabar biški kitos temos paliesim, ką daugiau paliesim kitam video, kuris bus kažkada. Biški tolėliau, bet kažkada. Tai reikia susigalvoti normalų pavadinimą, soctinklus, mūsų internetinis puslapis, ten visi va tie reikalai. Tai reikia šitus dalykus susigalvoti, bet mes jų negalim galvoti, kol mes neturim normalaus pavadinimo. Tai, mums kyla... Jeigu dažiūrėjote iki čia. Jeigu dažiūrėjote iki čia, tai pakomentuokite dar kartelį. Kokį norėtumėt matyti komandos pavadinimą, nes patys turim tik durnų idėjų, kas neturi visiškai logikos. Bajajo. Jo, bet nes tai paprasčiausiai gavos. Pradėjau kaip ir vienas tą kanalą, Arnas labai daug įdėjo darbo, pastangų. Tikrai buvo. Atvariau į garažą pavadinti beždžionę ir tada buvau priverstas dirbti per prievartą. Bet ir tavo Lexusas, ta prasme irgi projektas filmuojas, tai jo. Pašnekėjom, sugalvojom, darom dviese, kol kas dar vienas žmogus yra ant klaustuko, kuris gal irgi jungsis su dar įdomiais dalykais. Gal net 2. Ir išeina. Bet tu kamerą palik atvolį, gerai? Ir Rusija išėjo. Tai jo, šitą matysim su laiku, turbūt per kokį ateinantį mėnesį viskas paaiškės. Pasidarysim dar tą vieną neįdomų videką. Neįdomus pokalbiai. Neįdomus pokalbiai, autoplanai. Va čia geras. Ai, nu jo, man kaip iš autoplanų dar Škoda lieka, bet ten kaip ir nieko paprasto, reikia tiesiog sufilmuoti praeito sezono apžvalga, viskas, ką sulaužiau per turbūt 7 išvažiavimus. Tai kas turit 1.3 Škodas pavarų dėžę mane įdomina. Vago apskritai jaučiu. Ne. Nors nežinau. Jį dar Škoda, jį ne Vagas. Jo. Jie yra metai prieš Vago grupės nupirkimą Škodos. Tai ne Škoda. Grina krauja. Škoda Boža. Nesąmonė, gerai. Jo. Ne, bet kaip ir viskas. Šiam kartui, manau, atsisveikinom, susimatysim turbūt, tiesiog kažkuriam kitam greitu metu. Už 2 savaitėlių. Tai va, tai jo, kaip ir viskas. Ir... Galim keliauti. Tai ką, Ačiū. buvo malonu. Viso. Aš įkliu metalą.